tik balerina. Užaugus aš baletą užmiršau visai. Tik rock'n'rollą šokti noriu aš labai. Šokim, 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 sesės broliai. Šokim, 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 kaip kadais senoliai. Šokim, 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 kaip visi likščioliai. Šokim, kokius nuo dangaus žvaigždžių karoliai. Šokim, 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 sesės broliai. Šokim, 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 kaip kadais senoliai. Šokim, 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 kaip visi likščioliai. Šokim, kokius nuo dangaus žvaigždžių karoliai. Šeštadienio nakties, aš rock'n'rollą šokti noriu vėl išties. Man polkos valsai nepatinka, ne, ne, ne. Ir paskutinį šokį šokim vėl drauge. Šokim, 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 sesės broliai. Šokim, 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 kaip kadais senoliai. Šokim, 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 kaip visi likščioliai. Šokim, kokius nuo dangaus žvaigždžių karoliai. Šokim, 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 sesės broliai. Šokim, 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 kaip kadais senoliai. Šokim, 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 kaip visi likščioliai. Šokim, kokius nuo dangaus žvaigždžių karoliai. Šokim, šokim, sesės broliai. Šokim, 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 kaip kadais senoliai. Šokim, 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 kaip visi likščioliai. Šokim, kokius nuo dangaus žvaigždžių karoliai. Šokim, 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 sesės broliai. Šokim, 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 kaip kadais senoliai. Šokim, 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 kaip visi likščioliai. Šokim, kokius nuo dangaus žvaigždžių karoliai. Labas vakarėlis, mėly Duokim Garo žiūrovėliai. Oi, kaip tu, Liudai, smagiai pasisveikinai. Ir aš tos mielus žiūrovėlius kviečiu jungtis prie mūsų Duokim Garo bendruomenės, o įsitaisykim patogiai namuose, prie televizorių ekranų ir grožėkimės, gerėkimės tuo, ką mes parodysime jums šią laidą. Gerai, tu kvieti jungtis dabar žiūrėti Duokim Garo laidą, o aš dabar kviečiu tave, Loreta, įjungti fantaziją. Pavyzdžiui, va, tu įsitaisai ant sofos, ar ne, šaltą žiemos vakarą, nuleidi kojas ant žemės, o tu žemė kaip ledas šalta. Svajoju tada, kad ugnelė degtų, aš tada tik šast vilnonės kojinės apsimaunu, vilnonių plėdukų tik apsisuku ir man taip gera toks vilnonis šiltas vakaras. Turiu pasiūlymą, skirkime šią laidą pašlovint vilnoniam kojinėm. O, Gera idėja. Gera idėja, bet o tai čia tada apie bendruomenę, kaip mes čia Apie bendruomenę, todėl, kad mes dabar keliaujame į Raubonis, brangieji, kurie visam pasauliui rodo, kokia ta vilna. Šilta, jauki ir sava kiekvienam lietuviui. Tad dėmesio į ekraną, pradedam. Prieš 12 metų Vaidotas Gikys kartu su Raubonių bendruomenė ėmėsi atstatyti apleistą senąjį Raubonių vandens malūną karšyklą. Šiandien karšykla veikia ir laukia lankytojų. Ir ta pradžia mūsų tokia pat, lygiai vienodai. Tai yra entuziazmas, noras kažką padaryti, noras kažką įrodyti, noras kažką pasiekti. Ir tai mus užkūrė ir tada, žinokit, nepatikėsi. Laikas neskaičiuojamas, pinigų nereikia. Aukoji savo šeimos laiką, aukoji laisvalaikį, atostogaut. Nereikia, nes čia atostogos privietas. Bet tada iš tikrųjų darbai visi ir visas tas siekiai labai pasiekiami. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad, žinai, viskas buvo sviestu patepta. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad buvo labai lengva ir mums čia viskas labai sekėsi ir mes viską gerai darėm, teisingai darėm. Aš tik galiu visiems drąsiai pasakyti ir tie žmonės, kurie man pažįsta, jie supras. Mes darėm tai iš širdies. Mes darėm tai su didžiuliu užsidegimu. Paveldo objektai, jie patys iš savęs neduoda jokios pridėtinės vertės,
Tebūnie valstybė, nacionalinės lėšos, ES lėšos, didžiuliai pinigai investuoti. Gražu, kažkas rūpinasi, priskirta, kažkas to rūpinasi. Bet jie niekada neduos tiek vertės, jeigu ten nebus žmonių. Jeigu ten nebus tos dvasios, gyvybės ir meilės. Tai aš manau, kad paveldą užkuria ir įprasmina žmogus, vietos gyventojas. Vaidotas įsitikinęs, vietinės kaimų ir miestelių bendruomenės didžiulė jėga. Kas būtų buvę šiai dienai po nepriklausomybės Lietuvos, jeigu nebūtų susikūrę šitos organizacijos ir tai būtų palikta tik tai savivaldos žinioje. Taip, savivaldos tikrai stengiasi, bet ar jos būtų pajėgios sutvarkyti kiekvieną kaimuką nuo toli nutolusi? Aš manau, ne. Tai bendruomenė ta funkcija nėra vien tik tais paveldo saugojimas, jų yra funkcija pasirūpinti žmonėmis, kurie čia gyvena, pasirūpinti tomis problemas, kasdieninės tos problemos, kaip buitis, ta rutina, šviečia šviesos ar nešviečia, ar gatvė nuvalyta žiemą, ar slidu, ar ne, ar pas vieną žmogutį, ar pas kitą yra malko, ar jums šilta. Tai pažįstu begalę tų žmonių, kurie dirba šitoj srity, jie dirba neatlygintinai. O senosios karšyklos atgaivinimas Vaidotui ne tik seno pastato restauravimas. Jūs matote aplink mane šitus rankšluosčius, linijos austų rankšluosčius. Jūs nepatikėsit, dabartinis mašinos reta katra gali pagaminti tokį audinį. Ir gal tai būtų tik tai audinys, bet iš tikrųjų tai yra užkoduota mūsų istorija. Istorija, kur ženklais, raštais, mama dukrai, šeima šeimai, tradicija iš tradicijos. Mes ta tauta, kuri kentėjom ilgus metus ir aš galvoju, ar mes būtumėm lietuviais, jeigu mes neturėtumėm dainų šventės 100 metų. Ar mes būtumėm lietuviais, jeigu mūsų močiutės šitų rankšluosčių būtų neišsaugoję, neperdavę tos žinios. Mes galėjom tapti kitos šalies kultūros nešėjais, bet tai užkoduota pas mus. Tai yra mūsų šituose rankšluosčiuose. Na, jei jau nukeliavome į Pasvalio rajono Raubonių gyvenvietę, tai ten, mėly žmonės, žinokit, labai vyksta daug gražių dalykų. Nes kūrybingi Raubonių gyventojai, jie organizuoja ir tokį kultūros ir meno festivalį pavadinę Vilnonės dienos. Ir žinot, tai reiškia, kad žmonės ir vilną moka užauginti, ir ją paskui ir iškaršti, ir suvelti, ir sušukuoti, ir viską su ją padaryti, ir dar visą tai darydami jie dainuoja. O moterys ir veldamos, ir verbdamos jau 100 metų pagal gražią lietuvišką tradiciją. Ką daro Loreta? Verkia. Kur verkia? Prieš vestuves verkia, o vat verbdamos, tai jos dainuoja. Tad brangiosios, tegul skamba čia jum dedikuota aukštaitiška daina, o ant folkloro ansamblis Statula pasiruošęs dabar scenoje jum padainuoti. Vyšnelių sodelį verkia mergužėla, rūtelių darželį verkia mergužėla, rūtelių darželį, neverk mergužėla, aš tavį paimsiu tik žalių rūtelį, darželį nuskinsiu kaip žalių rūtelį, darželį nuskins, sumdysiu paukštelį, ant stogo giedoti, kad mano mergelė, būt ramiau miegoti, kad mano mergelė, būt ramiau miegot, nespėja paukštelis sparnelių pakelti, ateik bernužėlis.
bernužėlis, mergužėlės kerkis mergužėlą, rūdė kviečia vyrą, eisime į lauką, su visa šeimyna eisime į lauką, su visa šeimyna, saulė netekėjus, rūdelius nupjovėm lygi pusrytėlių, pėdus sunešiojam lygi pusrytėlių, pėdus sunešiojam. Nežinau, mėlyjeji, ar paslaptis jum ar nepaslaptis tas tarptautinis kultūros ir meno festivalis Vilnonės dienos, bet man skamba labai taip jaukiai, šiltai ir švelniai. Nei tai jaunas, nei tai senas festivalis, kuriam tik tai 9 metai, o jis prasidėjo, kada buvo naujai atkurta Raubonių vandens malūno karšykla Verpykla. Ir organizatoriai sugalvojo, kad verta karšyklą Verpyklą atidaryti su festivaliu. Va taip ir prasidėjo ir iki pat šių dienų dar tęsiasi. Tęsiasi ir tie stebuklai, ir tie, kas nuvyksta, tikrai tampa įvairiausių stebuklų liudininkais. Taigi senojoje Raubonių karšykloje, Verpykloje atgyjusios ir dūzgė 100-metės mašinos, o prie žiūrovų akis tiesiog nusidriekia Vilnos kelias. Įsivaizduokit, ir pirmąjį festivalį štai tokiais dalykais nustebino žiūrovus ir susirinkusius savo bičiulius Raubonių krašto žmonės. Tie aukštaičiai. Pavyzdžiui, Rokiškio kraštas turi festivalį skirtą Lino keliui. O čia, žiūrėkit, Raubonys sugalvojo paminėti Vilnos kelią. Ir čia atvykę galit susipažinti, kaip kerpama avis. Na, aš labai, Loreta, tikiuosi, kad kiekvienam atvykusiam neduoda tų avių kirpti. Tikrai labai jau neverta, turėtų prastai atrodyti tos avis, čia nemokšų apkirptos dažniausiai. Bet jos ir karšiamos Vilnos, ir verpiamos, ir veliamos. Na, darbai, kuriuos bent pamatyti, nebūtinai išmokti būtina kiekvienam lietuviui. Apie tą kirpimą, tai jeigu Vilnos kelias, na, tokia įdomi programa atsirado ir ji buvo kartojama 4 kartus, tai įsivaizduok, kaip tos avytės turėjo nukentėti iš tikrųjų, kaip tu sakai, neverta, bet visos kam tokios kirpti? labai nesimpatiškai apkirptos turėjo vaikščioti visam Kaip ten Raubonių buvo, krašte. tai buvo, bet labai simpatiškai ir labai džiugiai atrodė į pirmąjį festivalį atvykęs folkloro ansamblis net iš Vilniaus, ar ne taip, Liudai? Ratilio, tad jie dabar sugužės ir pas mus į sceną. Na, nežinau, ar verps, ar verpimo kokią dainą dainuos, gal ir nedainuos, tačiau pašokti tai mums tikrai pašoks. Olimpija! Mūsų kūrybinė grupė paruošusi nepaprastai gražų reportažą, kurį labai norėtumėm jums parodyti. Ar turi dar ką pridėti? Bus dar kažkokia naujiena atskleista, nes Raubonių krašto žmonės kas metai vis po kokią naujieną pateikia, na, visiems, kas tik tai atvyksta, jų festivalį ir kitus renginius. Žiūrim. Vilnos dienų rengėjų branduolys vos keli žmonės.
Vienas iš jų – Raubonių kultūros namų kultūrinių renginių organizatorius Lukas. Esam 5 žmonės, visi savo atsakomybėm, visi savo pareigom ir dalinamės. Jau yra įdirbis, vis tiek 9 festivalis, tai jau žinom, tas už tą, tas už tą, tas už tą. Širdies taip, širdies daug, bet darbo taipogi netrūksta. Ir visas šitas, prisiminkim jo pradžią šito festivalio. 2015 metai, Malūnas, atidarytas amatų centras ir, kažkaip norėjusi įprasminti, kad čia būtų gyvybė, kad čia būtų gyva, kad čia būtų žmonių, ar ne? Tai ir taip kažkaip tas festivalis, taip gimė tas pavadinimas toks ir jau 9-asis, jau kitais metais jubiliejinis. Ir tikrai įprasminom ir tą Malūno atgaivinimą ir dabar jisai kaip niekad gražus, kaip niekad net tiesiog akis netiki, kad mato tokį vaizdą, kai atidarė pernai metais ar 20 metais Malūną po renovacijos, tai tiesiog net nesitikė, kad šitas Malūnas, kurį tu matėjai 15 metais ir pats dažai sienas, darėm bendruomenę, dažį Malūną, kėlėm praktiškai iš mirties. Tai tikrai džiugina. Lukas daug laiko skiria ir kitiems Raubonių bendruomenės renginiams. Mūsų bendruomenė tai tokia, sakykime, laikosi tradicijų, tokia, tų svarbiausių vertybių ir tikrai, jeigu vyksta projektai, tai jie turi labai daug bendro su ta etninė kultūra. Ir štai dabar visai neseniai įvyko vienas projektas, kurio metu ir mes patys leidomės į ekspediciją, užrašinėjom tą folklorą, kad išsaugotumėm jį, perduotume ateities kartoms. Tai bendruomenė kažkaip ir sukasi nuo tų pamatinių vertybių, nuo jų tikrai nenutolsta. Vėlimo čempionatas. Ir moteris tenai, o gal ir kartais vyrai paima ir pradeda velti įvairias šlepetes. Loreta, aš tikiuosi, kad bent po vieną porą šlepečių mum atvežė dovanų. Žinai, kiek šlepetės kainuoja tenai nuveltos? Nemažai. 100 eurų. Įsivaizduoju, kaip būtų įkainuotas gražiai mūsų šiandieninis triūsas. Oi, man atrodo, kad pats turėtum nusivelti. O nusivėlios pasakytum, klausyk, ir 200 eurų per mažai už tokį darbą. Nesivelčiau, žinok, aš tikrai nuvažiavęs į Raubonį surasčiau kokią moteriškę, kurią išnekinčiau, kad man nuveltų. O ką moki, tą jau moki iš tikrųjų. Na, bet pasižiūrėkim, kokių dar įdomybių yra Raubonyse. Ar tu girdėjai, kad yra tokia didelė apvali pirtis ir taip pat yra suvelta iš vilnonio audinio. Iš Vilnos. Taip. Tai jau įsivaizduoju vanojimą su kokia veltinė vanta, taip švelniai apgulos. Kodėl ne? Taip. Pasaka. Taip, bet žinai, iš tikrųjų ten kažkaip su tuo garu įdomi yra. Ten jisai, žinai, nelabai laikosi, tai viskas taip labai drėgnai, taip šlapiai, sakyčiau, štai pirty. Sudrėgna vilnonė vanta. Bet sveika, žinok, ten kur vilna, ar pirty, ar ne pirty, visur viskas yra sveika ir gera. Tai sykį pirtis, o pirtis labai tinka laidai Duokim Garo, tai toje pirtyje labai mėgsta svečiuotis folkloro ansamblis Salduvė iš Šiaulių, o už tai, kad gerai išvanoti, ruošiasi jum, brangieji rauboniškiai, padovanoti dainą Jau saulutė nusilaidė. Antra
pilnus upelius, viską dėl tavęs atiduočiau už tavo meilius žodelius, viską dėl tavęs atiduočiau už tavo meilius žodelius. Mano mylimiausia laidos dalis - kulinarinis paveldas. Taip ir galvojau. Ir tikiu, kad mūsų aukštaičiukas padinės tikrai pasiruošusios, ką nors mums papasakoti. Tai koks gi, Loreta, turėtų būti šiandieninis meniu? Tai aš čia aukštaičių gaspadinė? Tai Ką nors pasiūlyk, kuri ką turi- jos galėtų mums pasiūlyti. Jos pasiūlės pagaminti, žinok, arba išmokyti, išsivirti tikrus aukštaičiškus virtienius, o raubonių virtieniai nenusakomo skonio. Ir neįkainojami, neįpirksimi. Neįkainojami, svarbu nuvažiuoti į tas Vilnonės dienas ir ten kartu su kitais bičiuliais ir folkloro kolektyvais juos skanauti. Tai taip ir padarysim, nes čia tau niekas tų virtienių nepatieks. Ata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 . Gerai, mėlyjeji. Tai kaip sakiau, kartu su bičiuliais ne apie virtienius, bet apie smagius šokius ir dainas mes šiandien pakalbėkim. Raks pasirodo iš Pasvalio su aukštaitišku šokeliu. Ir dar ne pabaiga, savo reportažų sąraše dar turime vieną gražų parodymą apie Raubonių krašto žmonės. Džiaugiamės, kad šitas 9. festivalis toks yra, galim sakyti, kažkuo ypatingesnis galbūt. Daugiau sulaukiam dalyvių, daugiau sulaukiam amatininkų, daugiau kolektyvų pakvietėm, daugiau. Tai augam dar, kažkur randam vietos dar stebėmės, labai norim iki jubiliejinio 10, o kaip pavyks, tai nežinau. Raubonių kaimo bendruomeniai vadovauja Gražina Paškevičienė. 14 metais bendruomenė paėmė malūną pagal panaudą savo veiklai vykdyti. Ir mes pagalvojom, kad mūsų Raubonių kaimas visada buvo išskirtinis dėl Vilnų karšyklos verpyklos. Ir mes pagalvojom apie tai, kad dabar būtent reikia tą amatų centrą atgaivinti. Per projektinę veiklą mes jį prikėlėm šiek tiek veiklom ir pagalvojom, kaipgi atidarimas be šventės. Pats pirmasis ir buvo daugiau orientuotas į tradicijas ir papročius. Tai ir vyko daugiau etno, buvo visiškai, galim sakyti. Po to pagalvojom, kad gal keisti ir paieškoti dar kažko, kitų menų rūšių. Ir pavadinom amatų ir meno. Ir jau dabar mūsų festivalyje išgirsite ir folklorą, ir liaudiškos muzikos kapelas, ir chorus, ir teatrą pamatysite. Jau orientuojamės į žiūrovą
kad jis įvairesnis žiūrovas pas mus galėtų ateiti. Tai va. Bet žinoma, nepamirštam tradicijų ir papročių, kas yra labai svarbu. Vilnos dienų festivalis tik dalis tų veiklų, kuriomis ištisus metus gyvena kaimo bendruomenė. Aišku, atsižvelgiam ir į jaunimo poreikius ir žiūrim, kad ir jaunimas turėtų veiklų, yra vaikų užimtumo dienos centras, yra atsižvelgiama į tai, kad sportuotų, turėtų kur sportuoti, pagyvenusius žmonės lankom prieš Kalėdas. Taip, lankom prieš Kalėdas žmonės, kurie negali išeiti iš namų, suruošėm jiem dovanėlės, netgi buvom nuvėlę šlepečių, dovanojam jiems ir norim juos pradžiuginti, aplankyti, pasikalbėti, paminim jų jubiliejus. Raubonis, tik karšykla, tik tai malūnas ir tik Vilnonės dienos. O pati gyvenvietė, ką apie gyvenvietę mes galim pasakyti, Liudai? O, apie gyvenvietę tai būtų galima pasakoti ir pasakoti. 2 kelių sankirtoje įsikūrė Raubonis ant Tatulos upės kranto. Tatulos upė dalina į 2 dalis, į naująją ir į senąją gyvenvietę. Čia kaip Neris Vilnių, ar ne, į senamiestį, į naujamiestį. O šalia Raubonių Via Baltica. O ta Via Baltica labai patogi vieta yra. Pavyzdžiui, nuvažiuoti į Latviją, į Estiją, į visą kitą pasaulį. Jeigu važiuojam jau pro Raubonis, ar vienur ar kitur į vieną šalį, į kitą šalį nusitaikę, tai vis tiek, žmonės nuo senų laikų užsukdavo į malūną, grūdų susimalti, ten tos Vilnos išsikaršti ir taip toliau. O nuo senų laikų, tai tie seni laikai, tai net 1588 metai. Ir vis dar stovi. Stovi, žinoma, čia upytės, O tai žinai, krašto rastai turėjo dokumentuose, tai parašyta 1588. Gražu, kad kiek metų jau Raubonis stovi, tai ką čia apie juos pasako? Taigi visa Lietuva turi puikiausiai juos žinoti ir pažinoti. Mes tik brangiai primenam. Primenam, jog Raubonių kraštą garsina ir folkloro ansamblis Tatula. O pažiūrėkit, kiek dainininkų, kiek muzikantų, kiek šokėjų susibūrė. Ir pas mus irgi atbildėjo ir dabar laukiam kažko tokio trankaus, sakykim. Jie irgi laukia, tai leisk į sceną. Gerai, leidžiam, vaikim kalbėti ir leidžiam. Lekia juodberis baltų beržų alėja. Skamba lėliai, skamba sidabru, taip aukštai, lyg sapnas mirga žvaigždės, o lapelio nė vieno jau nėra. Taip aukštai, lyg sapnas mirga žvaigždės, o lapelio nė vieno jau nėra. Tau bernelio laukiant ir svajojant, tu kas vakarą skaitydavai žvaigždes, taip prabėgs graži jaunystė tavo, balta žiedė ramunė nužydės. Taip prabėgs graži jaunystė tavo, balta žiedė ramunė nužydės. Girs bernelis tas piršlys melagis, jis pro ūsus tyliai nusijuoks ir išveš jis tavo širdužėlę, tą žvaigždėtą vakarą su juo. Ir išveš jis tavo širdužėlę, tą žvaigždėtą vakarą su juo. Tu matysi, kaip kas vakarėlį, saulė ties beržynų nusileis, sklis daina ir gros akordeonas, tau per skruostus ašara riedės. Sklis daina ir gros akordeonas, tau per skruostus ašara riedės. Bus laukuos pavasaris sugrįžęs, lygumėlio sodai sužydės.
Rūtelių prisiskinti, bet vartelių tau niekas neatkels. Tu norės rūtelių prisiskinti, bet vartelių tau niekas neatkels. Raubonis turi ir kelią, ir Via Baltica, ir malūną, ir karšyklą, ir pirtį, bet žinai, ką dar turi Loreta? Turi rekordą. Didžiausios megztos pirštinės rekordą. Kiek ten mezgėjus triūsė, kad būtų tas rekordas pasiektas. Ir arba patikėsit, tikriausiai, tas rekordas buvo pasiektas. Tai kokio dydžio ta pirštinė? Neįsivaizduoju, matyt. Kelios rankos ten tilpo. Įsilysti gali. Įsilysti gali ir pašokuoti keliese. Gerai, kaip yra, taip yra. Tai iš tikrųjų šaunu, sveikinam su tais rekordais ir toliau ką nors sumastykit. Na, o jei apie pirštinės, tai sakyčiau, kad to krašto viena iš tokių didžiausių pirštinių mezgėjų, nes ten yra ir tokie konkursai, tokios ir parodos vyksta. Tai, o tų pirštinių mezgimo ambasadorė yra Lina Bartašienė. Jinai turi ir sukaupusi įvairiausių senovinių pirštinių kolekciją. Na, o kartu su savo šeima ir visų kitų pulkelių giminaičių ir artimųjų, tai žinokit, ne tik mezga ten ir visą ką daro, bet ir smagiai muzikuoja. Oi, dar labai norėčiau pasidžiaugti Bartašių šeimyną, kuri čia gražiai muzikavo, jau ir žinom, kad pirštinės mezga, tai gamina dar ir tradicinius muzikos instrumentus, čia jau Alberto išmanimas ir darbščios rankos. Kraičio skrinėles gamina ir margina dukra Rūta. Inkilus paukščiams tikriausiai visa šeima daro. Na, bet apie Bartašius užteks, dabar jau grįžkim į Raubonis. Gintarė Gikienė karšykloje organizuoja laisvalaikio veiklas. Man svarbiausia žmonės. Svarbiausia tai, kad juos įtraukt galėčiau į veiklas, kad jie ateitų, prisijungtų ir kaip šiandien matom festivalyje, jie patys dalyvauja ir jie patys veikia. Jie užsiima veiklomis, jie susipažįsta, jie išbando, jie pajaučia. Aš tiesiog noriu, kad visi, kurie ateina ir patys bendruomenės nariai ir kaime gyvenantis, kad jie atėję tiesiog būtų vietiniai, savi. Nebūtų taip, kad atėjau, pažiūrėjau. Aš ateinu, atnešu, padedu, virpiu, kalu, malu, kad jie patys būtų šito malūno veikėjai. Aš noriu tiesiog tokio paprasto dalyko, kad jie jaustųsi taip kaip namuose. Tai šitas jausmas, kada tai būna savo, kada tas kaimiškas dvasios atsiradimas, kada vieni kitus suprantam, matom ir tuo gyvenam. Tau reikia tą, pribėgu padedu, tau reikia šitą padaryti, aš vėl galiu padėti. Toks paskambini, šiandien gerai būsiu, arba tiesiog,
reikėjo kažką pastatyti, panešti, sukurt. Gerai. Reikia gėlyčių, jau darželį auga. Pavasarį reikia kažką pasodinti vazonėlius. Jau žiūrėk, sako, aš jau prisodinau malūnui gėlių, jau tu pasisodink. Rauboniškiai ir iš toliau atvykę Malūno svečiai iš karto pajunta, čia tvyro ypatinga nuotaika. Tu gali atvažiuoti, atsisėst, pažiūrėt, gerai, negerai ir išvažiuoji. Bet ar tu patiri vidinį džiaugsmą? Manau, kad ne. Bet jeigu tu gali velt, jeigu tu gali bandeles kepti, jeigu tu gali pažiūrėti, kaip virtienis raitomas ir verdamas, jeigu tu gali prie juostos pynimo prisidėti, pirštukus pamyklint, jeigu tu gali su vaikiškais žaisliukais pažaist ar savo vaikutę ar anuką, palinksmint, arba galiausiai, jeigu tu gali tuo pačiu žaisliuku ar kliuku, kurie ten yra pasidalint, tai jau yra gera. Vadinasi, tas žmogiškumas, tas ryšys jis jau yra. Raubonių kraštas gerbė savo žmonės ir tos, kurios mato aplink ir išėjusius, gerbė savo gyvenvietės, tos, kurios yra ir kuriuose jau nebestovi sodybos. Na, iš tiesų yra tokia istorija. Netoli Ąžuolynės išnykusio kaimo kraštiečiai susirinko pasibūti, pabendrauti ir ten rado didelį riedulį. Padedami seniūnijos jie parvežė į Raubonis. Pastatė parke prie skulptūrų. Ir tas akmuo mena tą išnykusią gyvenvietę. Štai taip įamžinamas yra gyvenvietės atminimas, kartu ir vietovardžio atminimas, o taigi labai svarbu. O kaiminystėje gyvenantis akmentašys paėmė ir tame akmenyje išskaptavo tų išnykusių gyvenviečių pavadinimus. Pavyzdžiui, Ąžuolytė, kaip gražiai skamba, ar ne? Našlėnai, Trečionis, Medomiškis. Juk brangiai pastebit, ar nevažiuojam per Lietuvą, prieš akis navigacija, ar ne mobiliame telefone. Aplink tiek daug pavadinimų, iš kairės kokį 10 kaimų, iš dešinės 10 kaimų, bet apsižvalgai, nei vienos sodybos jau nebėra. Reikia įprasminti tos gražius vardus, kurie pamažu išnyksta už mūsų gyvenimą. Ir kiek žinau, Pasvalio krašto žmonės iš tiesų labai rūpinasi vietovardžių išsaugojimu, įprasminimu. Raginu ir kitus tai daryti, kad neatsitiktų taip, jog kokiuose nors žinynuose ar enciklopedijose išnykusio kaimo vardo nebėra. Jis turi būti įrašytas, nepaisant to, kad žmonės tame kaime nebegyvena, kad sodybų nėra, bet vietovardžio atmintis labai svarbi. Taip nuoširdžiai pakalbėjom, net susgraudinau po tavo to pranešimo. Tad kažką nuoširdžiai tegul salduvė mum čia padainuoja 3 sesutės ant kalniuko. Sesutės ant kalniuko laužė šakas nuo plėšiuko. Oile, 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 lelė, laužė šakas nuo plėšel. Oile, 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 lelė, laužė šakas nuo plėšel. Laužkit šakožėlės, tik palikit viršūnėlę. Oile, 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 lelė, tik palikit viršūnėlę. Oile, 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 lelė, tik palikit viršūnėlę.
Ne tik Vilnonės dienos gražiai paminimos Raubonyse, bet ir, pavyzdžiui, vasario 16, kada keliama trispalvė, kuri yra suvelta. Bet ne tai, kad suvelta trispalvė, Išvelta. sumaišytos spalvos. Ne, jinai išvelta. Nuvelta. Kaip veltinis pakeliama didžiulė trispalvė. Nesakykit, vasario 16 dieną, jeigu būsit netoliese, na užsukit, pažiūrėkit, kaip jinai plevėsuoja vėjuje. Ir iš tiesų ypatinga ta vėliava, ją saugo, ją myli rauboniškiai, ją vežasi į Lietuvos sostinę. Visur, kur keliauja raubonių žmonės, irgi kaip savo tokį gražų, tokį prasmingą simbolį vežasi ir šią vėliavą. Na ir aš manau, kad po šios laidos tikrai kiekvienas iš mūsų susimastysime ir pagalvosime, kiek įvairiausių būdų yra išreikšti meiliai Lietuvai, meiliai savo gimtiniai. Ir kaip gražu, kad tai daro įvairios kūrybingos ir gražios bendruomenės. Ir tai matyt perdodama yra ir su dainomis, ir su tradicijomis, su motinos pienu pagaliau. Sakyk, sesute, ar tau negaila palikti tėviškės brangios, žaliom pakrantėm, kur bėgiojai, žaidei saulutės spinduliuos. Žaliom pakrantėm, kur bėgiojai, žaidei saulutės spinduliuos. Tau nebereikia rūtų darželio, kai gėlės sėjai po langais. Ar nusiminus, ar nuvargus, paguodą rasdavai tenai. Ar nusiminus, ar nuvargus, paguodą rasdavai tenai. Gal nebemyli tavęs mamytė, o gal jisai karštai mylės, kai prisiminsi tėviškėlę, kai perlai ašaros riedės. Kai prisiminsi tėviškėlę, kai perlai ašaros riedės. Kada girdėjai grojant dainuojant, viskas žavėdavo tave. Upėmis bėgo dainos aidas, tyliais gegužės vakarais. Upėmis bėgo dainos aidas, tyliais gegužės vakarais. Kada zantoje grėbei šieną, sėdėjai ramūne prie kasų. Kodėl šiandieną pasipuošus gelsvų auksinių žiedelių? Kodėl šiandieną pasipuošus gelsvų auksinių žiedelių? Kada sugrįši į tėviškėlę, mamytę verkiančią paguos. Tik nepamirškite už upės tėvelio gulinčio kapuos. Tik nepamirškite už upės tėvelio gulinčio kapuos. Oi, kaip Raubonių žmonės didžiuojasi savo Ąžuolpamūšės piliakalniu. Taigi kitoje greitkelio pusėje jis stovi, o supa jį dvi upės, tai Tatula ir Ūgė, o dar greta ir gynybinių pylimų liekanas galima rasti. Na, Ąžuolpamūšės piliakalnyje buvo atlikti ir archeologiniai tyrimai. Ten, žiūrėkit, rastos yra akmenų krosnys, smėlio sluoksnio grindys, kiemas, pasirodo, tenai buvo grįstas akmenimis. Ir daug įvairių įdomybių, kas buvo rasta archeologiniuose tyrimuose, dabar yra nukeliavę į Pasvalio krašto muziejų. Tad po Raubonių aplankymo iškart į Pasvalio krašto muziejų, brangieji. Raubonių krašto žmonės būtent čia, ant Ąžuolpamūšės piliakalnio, Liepos 6
šventė gieda tautišką giesmę. O piliakalnisgi stūkso ąžuolų, liepų ir uosių ūksmėje. Taigi labai gera, labai malonu ir labai šventa, tautišką giesmę pagiedoti. O kaip himnas skambėjo, kai buvo minimas Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį? Sako, susirinkusios visos Pasvalio krašto bendruomenės ir svečiai, vietiniai, kurie dabar gyvena užsienyje, taip pat tenai suvažiavo. Ir skambėjo ne tik himnas, bet ir visos to krašto lietuvių liaudės dainos. Išskirtinis vakaras turėjo būti, gaila, kad nebuvom. Mes nebuvom, užtat folkloro ansamblių dainos tikrai skambėjo. Ir dabar mūsų studijoje folkloro ansamblis Raskila su partizanų daina, su gandrais ir su lapais žaliais. Ieškoti tave, išėjai su gandrais ir su labai žaliais. Nežinau, kur ieškoti tave, o paklausčiau aš tyliai gandrų, o paklausčiau aš tyliai klevų. Gal ir matė gandrai, gal girdėjo klevai, kai tą rudenį tu išėjai. Gal ir matė gandrai, gal girdėjo klevai, kai tą rudenį tu išėjai. Ir atsakė man tyliai gandrai, ir atsakė man tyliai klevai. Jis arti, taip arti, jis tavojo širdį, kur tu ieškai ir jo nerandi. Jis arti, taip arti, jis tavojo širdį, kur tu ieškai ir jo nerandi. Jei aš eičiau, tai eičiau mišku, prie šaltinio vingiuotų takų. Ten aš laukčiau tavęs, ten ilgėčiau tavęs, jei žinočiau ateisi tu čia. Ten aš laukčiau tavęs, ten ilgėčiau tavęs, jei žinočiau ateisi tu čia. Išėjai, 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 su gandrais ir su lapais žaliais. Išėjai tu nakčia, išėjai paslapčia, nežinau, kur ieškoti tave. Išėjai tu nakčia, išėjai paslapčia, nežinau, kur ieškoti tave. O paklausčiau aš tyliai širdies, susitikti dar yra vilties. Dar pavasariai bus, dar matysim gandrus, o su paukščiais sugrįši ir tu. Dar pavasariai bus, dar matysim gandrus, o su paukščiais sugrįši ir tu. Įsisvajojus, pakilus šiek tiek aukščiau virš ąžuolpamūšės piliakalnio, vėl norisi nusileisti ant žemės ir nukeliauti į Raubonis. Vaizdo reportažas jūsų dėmesį. Labai graži šventė. Čia mūsų širdis džiaugsmas. Mes visus mes laukiam šitą festivalį ir jam ruošiamės. Nes dabar nespėsim mes ataskaitų pateikti, jau reikia planuoti sekantį festivalį, projektų rašyti. Tai viskas labai ant greitųjų vyksta. Reikia susidėlioti, kas pavyko to palikti, paskui sugalvoti kažko įdomaus, kažkokio razinko pridėti, kad būtų įdomu. Mes jau žinokit, turim savo žiūrovą. Yra žiūrovai, kurie jau žino, atvažiuoja iš toliau, žino, ko čia atras, kad čia bus kitaip negu kitur, kad čia nebus kinietiškų prekių, kad čia bus amatininkai, kad čia bus edukacijos.
kad čia va, gali pasivaikščioti po pievų basom, į tatulą įbrist. O darom, ir patiem, aišku, įdomiau, ir norim, kad, atvažiavę nenusiviltų tie mūsų žiūrovai. Vis tiek noris kažką naujo. Kasdieninis duonas, neužtenka, reikia ragą. Lidija Zagorskienė jau 2 dešimtmečius aktyviai dirba Raubonių kaimo bendruomenėje. Jau daug laiką, jau 20 metų persivertėm per to kalnelį. Aišku, gal problemė ir tame, kad tie patys dirba. Kurie dirb, tai tie ir dirb, kurie nenori, tai tie ir nenori. Bet jau susidirbę mes esam. Komanda, kaip matot. Pavyzdžiui, dėl šitą festivalę kalbant, labai pasimatė, kad kiekvien žino, ko daro. Gaspadinės Vitiems raitam, Kristin puoš sceną, daro ten visokią grožį prie scenos stovi ten Vilnoneta. Tuoj vaikučiai subėga, tuoj stals išnešioja, sols išnešioja, sugrebė, sunešė, pastatė. Moteriškis šiaudins apipinėm skulptūrs. Gaspadinės bandelių prikepė, kožna žino, ko daro ir nereikia iš paskos įrodyti su piršt, tu tą nepadarė, visi žino, ko daryti. Į Vilnos dienas kasmet sugrįžta ir renginio vedėjas Viktoras Stanislovaitis. Tokios vietos yra gyvos tik asmenybių dėka. Ir čia tas misijas gali paišyti, nepaišyti, ką nori daryti, bet kol bus toks žmogus, aplink kurį būrisi bendruomenė, apie kurį eina žmonės, čia bus galima nuversti kalnus iš tikrųjų, tai bus gyva. Tai, ką padarė Vaidas, žmona, vietos bendruomenė, aš manau, kad yra toks savotiškas, labai gražus paminklas tiem žmonėm, tiem tūkstančiam žmonių, kurie statė šitą vietą, puoselėjo tą vietą. Ir tai, kad čia dabar ta vieta gyva, tai tie žmonės irgi jie tarsi sugrįžta į tą malūną. Tai, kad čia nėra tos didžiulės minios, kad yra toks tarsi nišinis festivalis, kuriame, savi ateina, išvažiuoja, pabūna, bet yra, jų tas buvimas, tai yra paminklas tiem žmonėm, kurie čia gyveno. Bet ta vieta, sakau, yra gera, nes atvažiuoja žmonės, kurie nusiteikia pozityviai. Čia nėra kažkokių super žvaigždžių, ta prasme, nieko. Bet užtenka to buvimo, tos Statulos upės, tų senų obelų, kurios ant rudens pilnos obolių būna, tarp kurių nušvinta ten kokie žiburėliai. Tu esi kaip namie. Suolas, kėdė, lašinių paltis. Gera, bet čia yra tas tikrumas, kurio mes pasilgę esam, tame bėgančiame pasaulyje. Čia galima sustoti, tiesiog pabūti savim. Ir tai yra ta vieta, kur vėlgi pasakau, skamba gal kažkiek patetiškai, bet tai yra gera, nes jautiesi lietuviu. Pačia ta tirąja to žodžio prasme. Liudai, prisipažinsiu, aš tau žinok, įsimylėjau. Ką įsimylėjai dabar? Raubonių kraštą. Aš galvoju, kad Rauboniškį kokį reportažą nusižiūrėjus. O gal ir nusižiūrėjau, gal ir visus įsimylėjau. Ir tikrai... Papratus greit pamilsta jinai. Ir tikrai, mėlyjei, dar kai sužinojau, kad jūsų bendruomenės žmonės yra parengę ir išleidę knygas Raubonys ir Rauboniečiai, Raubonių istorijos vingiais, kur viskas surašyta ir palikta ateities kartoms, tai irgi pamaniau, kad norėčiau šitas knygas turėti ir pasklaidyti jas, pavartyti. Manau, kad teks. Nes kas 5 metus vyksta visuotinis kraštiečių sąskrydis, suvažiavimas. O mes apie Raubonis jau labai daug žinom, praktiškai galėtumėm rašytis į kraštiečių sąrašus. Nežinau, ar mus priimtų, bet į Saviškių būrį jie tikrai yra priėmę ir Vilniaus universiteto folkloro ansamblį Ratilio, kuris kaskart vis atveža ir aukštaitiškų dainų, ir šokių. Ir dabar gal paprašykim skambios aukštaitiškos dainos. Ra
šalia Ąžuolpamūšės piliakalnio prieš 40 metų vyko tautodailininkų pleneras. Tuomet kūrybinėmis stovyklomis buvo vadinami plenerai, na ir daug skulptūrų buvo tuomet sukurta. Dalis jų liko ant piliakalnio, kita dalis į Raubonių kaimą iškeliavo, o dar keletą skulptūrų puošė ir Puškonių Malūno apylinkės. Prieš 40 metų. Taip. Tai kad pusė jau tų skulptūrų turėtų būti nelikę. Čia priklauso nuo to, kaip saugai. Mūsų palinkėjimas jums. Reikia naują plenerą organizuoti, kad kitais metais vėl atsistotų ir ant Ąžuolpamūšės piliakalnio ir gretimose gyvenvietėse vėl naujos skulptūros, brangiai. Va. Pilnos pievos gėlių raudonųjų, kurių aš prisiskint negaliu. Pamylėjau aš jauną mergaitę, kurios aš aplankyt negaliu. Pamylėjau aš jauną mergaitę, kurios aš aplankyt negaliu. Viskas, brangiai, daugiau nieko nebeturim. Jeigu jum trūksta šilumos, jeigu jum trūksta to gero lietuviško garo, važiuokite į Raubonis. Nueisit į gerą pirtelę, būsit išglostyti su veltine vanta, o išeidami gal namo išsinešti gausit ir kokias gražias vilnonės kojines. Na ir kiekvienam iš mūsų linkiu pagalvoti, o kuo mes nustebintume, na, būdami savo gimtinėje, savo krašte, ką parodytume, ką galėtume, na, pasiūlyti atvykusiems žmonėms, savo bičiuliams, ką mes esame sukūrę. Jeigu nesugalvojate, tai greit
burkitės į bendruomenės ir kurkite, galvokite, stebinkite save ir kitus. Arba skambinkit Rauboniškiam, jie tikrai turi Pasidalins pasiūlymų. idėjomis. Gerai. Na, o pats, ko gero, geriausias šio vakaro, na, toks baigiamasis akordas, tai būtų daina Raudona saulė nusileido. Ir kviečiam į studiją Raskilą. O mes atsisveikiname iki kito sekmadienio. Nu, ko tu čia dabar? Nežiovok, dainą dar reikės dainuoti. Geras pratimas prieš dainavimą. Taigi, Raskila. Iki kito. Raudona saulė nusileido už mėlynųjų debesų, aukštai padangėj tolumoje sužybo tūkstančiai žvaigždžių. Aukštai padangėj tolumoje sužybo tūkstančiai žvaigždžių. Po mano langu sužydėjo sena šakota obelis, o jų žiedų skanusis kvapas mano bakūžėje pasklis. O jų žiedų skanusis kvapas mano bakūžėje pasklis. Rausvi žiedeliai obelėlių taip tyliai krinta ant šakų. Ateik berneliai čia ir tu, aš tau pririnksiu daug žiedų. Ateik berneliai čia ir tu, aš tau pririnksiu daug žiedų. Aš iškaišysiu baltą sieną, rausvai žiedeliais obelų. Ir lauksiu tavęs miela, tavęs ilgėsiuos tarp žiedų. Ir lauksiu tavęs miela, tavęs ilgėsiuos tarp žiedų. Saulė nusileido už mėlynųjų debesų, aukštai padangėj tolumoje sužybo tūkstančiai žvaigždžių. Aukštai padangėj tolumoje sužybo tūkstančiai žvaigždžių. Kitoje laidoje matysite. Visų mūsų svečiuose jau laukia legendinio didžiausio Lietuvoje Marcinkonių kaimo bendruomenė. Būdavo marcinkonystė ir 1000 ir daugiau gyventojų. Dabar pusė tiek. Ir 500 turistų dar. Ne tik apie grybus ir uogas. Tikros dzūkiškos linksmybės laidoje Duokim garo kitą sekmadienį be 15:05 per LRT televiziją.